Sveiki visi, mano vardas Oskaras ir mes atkeliavom vėlgi į jūsų mėgstamiausią seriją nuo 1000 iki 100 000 su principe automatizuota sistema. Tai mes per šią seriją pažiūrėsim, kiek ar ne toli mes galim automatizuotą sistemą nunešti, mano sukurtą. Dabar jau turim 11 seriją, truputėlį grįšim į praeitį, tai paskutinė serija, tai čia jinai buvo prieš 6 dienas, bet tarkim prieš savaitę, tai mes turėjom jau $4081. Ir paskutinę savaitę va turėjom plius 5 beveik su puse procento, kas buvo visai nice. Ir jeigu norit pilną seriją ar ne pamatyti, tai užsukit į mano kanalą ir matysit Oskaras Trading Challenge nuo 1000 iki 100 000. Rasit ir pačią pirmą seriją, o jeigu norėsit, taip galėsit gražiai praskipinti per visas, ar ne? Tai va, tai kur mes dabar esam su šitu challenge? Atsidarom ir turim $4859. Per paskutinės 7 dienas prieaugis $750. Labai stipriai padirbėjom. Virš 18%. Tačiau būkim kritiški, ar ne? Paskutinės 30 dienų nėra tokios įspūdingos kaip paskutinė savaitė. Paskutinės 30 dienų plus 32%, 1180. Tai labai dabar detaliai viską mes apkalbėsim, ar ne, kaip aš galvoju, kaip bendrai jūs turėtumėt galvoti ir kaip turėtumėt matyti visą tą challenge ir tą automatizuotą sistemą. Tai pasižiūrėkim į bendrai dashboardą, ar ne, paskutinių 17 dienų. Taip pat iškart noriu paminėti, kad 17 diena tai yra ši diena. Mes kol kas dashboard'e matome, čia tarpsme yra 0, bet kaip aš statistiką matau, jau matau, kad yra pliusas padarytas $65. Yra tikėtina, kad botas jau šiai dienai užsidarys, nors yra tik tai pusė 12 dienos, tai diena tik prasideda, bet šiandien jau yra penktadienis. Ir botas yra taip nustatytas, kad einant penktadienį ir į savaitgalį treidų kokybė padidėja. Tai reiškia, darbo dienomis treidai konfirmacijos būna, tarkim, jeigu imtumėm 10-balę sistemą, įsivaizduokim, kad 10 reiškia labai geras treidas, turi sutikti visos konfirmacijos, neturi būti savaitgalis, labai daug visko turi vykti, kad treidas atsidarytų, o tarkim 7 yra, kad mažiau konfirmacijų turi įvykti, kad treidas atsidarytų. Tai darbo dienomis, tarkim, yra 7 iš 10, o einant į penktadienį ir į savaitgalį yra arba 9 iš 10, arba 10 iš 10, priklausomai nuo sistemos, nuo dienų, nuo kiek buvo sugeneruota prieš tai pelno ir viso kito. Tai va, šiandien gali būti, kad jau viskas būsim užsidarę ir ties $65 bus mūsų diena ir pasibaigusi. Tai va, čia naujas dalykas, ką esu padaręs botą. Tai va, tai vėlgi pakalbėkime apie tai, kad paskutinė savaitė labai įspūdinga, tačiau bendros 30 dienų irgi įspūdingos, tačiau nėra ką lyginti, ar ne? Tai kodėl taip yra? Taip yra dėl to, kad mes turim įvairų marketą, ar ne? Marketas juda ir nėra, kad mes šitoje vietoje galėtume labai stipriai, ar ne, pavyzdžiui, į longus įlysti, ar ne? Mes norim vengti tokių zonų, jeigu pagal range'o taisyklės, mes norime treidinti šitoj apatiniai 25 procentiliai, kur didysis kiekis buy ir įvyksta. Tai dėl to turim, ar ne, savaičių, kai žiauriai gerai viskas einasi, kaip pavyzdžiui paskutinės 2 dienos tiesiog bombinės, ar ne, einant į savaitgalį, o prieš tai savaitę turėjom ir nulinių dienų, turėjom $13, 23, pavyzdžiui, prieš tai savaitę irgi čia 5, 13 dieną $4, ta prasme, marketas nustato, ar ne, taisyklės, nustato viską, o botas tiesiog seka, ar ne, ir mes taip pat, automatizuota sistema seka, mes tiesiog neišradinėjom dviračio ar nesistengiam, ar ne, per agresyviai į treidus įlysti, pavyzdžiui, mums atrodo, jeigu patys, kai treidinam, niešti tiesiog rankas, norim būti treidė, norim va čia longą, shortą atidarinėti, ne, botas to visiškai nedaro, jisai pagal sistemą dirba ir nėra jokių improvizacijų šitoj vietoj, tiesiog labai griežtai. Ok, šitoj vietoj viską kaip ir išsiaiškinom. Rezultatai tikrai įspūdingi, per 12-13 savaičių mes turim principę 4900 ir gali būti, kad jeigu savaitgalį kažką atsidarysim, turėsim jau realiai 5000.
Okei, šitoj vietoj viskas kaip ir aišku. Paskutinis dar video pavadinimas: "Ar galim per metus 12x?" Tai kol kas labai stipriai lenkiam šitą metriką ar ne, ir ką mes galim padaryti. Em, turim 5x dabar. Principe turim 5x. Ir, ką mes galime artimiausiomis savaitėmis ar ne padaryti? Aš truputėlį esu padidinęs signalo jau dydžius, treidų dydžius. Tai šitoj vietoj mes truputėlį ir apsistosim. Tikriausiai artimiausiu metu pamatysim didesnius treidų dydžius ir tikriausiai, bet kokia yra esmė? Kai treidų dydis yra didesnis, faktas, kad ir rizika yra didesnė. Mes turime šitoj vietoj labai gerai paskaičiuoti, viską padaryti, kad ta rizika nebūtų per didelė ir toliau galėtumėm gražiai augti. Ir jeigu būtų kokie treidai, kurie kad pastrigtų, kad iš jų galėtumėm gražiai išeiti. Tai va šitoj vietoj reikia labai atsargiai, nes pelnas yra labai gražus, viskas labai patinka, bet reikia būti atsargiem ir nepersistengti, ar ne? Tai vat, kas dar galvoju dabar, ką aš dar norėjau papasakot? Ai, tai norėjau papasakoti, iš ko susidarė tie mūsų 520, ar ne, dolerių. Tai jie susidarė iš, atsidarom TradingView, atsidarė būtent iš Mover valiutos. Tai didysis kiekis buvo prieš kelias dienas štai čia ir užpirktas, buvo 3 pirkimai atlikti, range 25 procentiliai ir tada turėjom staigų kelimą. Ir dabar kaip yra botas nustatytas, kaip yra parduodama, tai dažnu atveju būdavo fiksuotas take profitas, tai pavyzdžiui, įsivaizduokim ties 5 procentais pakilimo ir parduodam ar ne valiutą. Tai kaina pradeda kilti, įsivaizduokim, kad kokie 5 procentai take profitas yra nustatytas, bum kyla, 5 ar ne kažkur štai čia. Čia mūsų entris arba žemiau, pakyla iki 5 procentų ir viskas įvyksta štai šitoje vietoje pardavimas. Ir tada įvyksta toks dalykas, kad mes prarandam ar ne visą šitą judesį realiai. Mes galim prarast. Judesys prasidėjo, pardavėm, žiūrim toliau kyla ir mes žiauriai daug pelno prarandam. Dabar kas yra nustatyta, tai yra nustatytas trailing take profitas, ar ne. Tai kai kaina taip stipriai pradeda kilti ir kai staigiai pradeda leistis per kokius, tarkim, irgi įsivaizduokim kokius 3, 4, 5 procentus, tada įvyksta tik tai galutinis pardavimas. Tai mes visą šitą judesį išnaudojam ir principe pardavėm kažkur šitoj žvakiai, aukščiausiai, kur yra pažymėta. Tai tai žiauriai šitoje vietoje viskas nutiko ir man atrodo, kad šita strategija faktas, kad ne visada veikia, bet kai mes turim tokius masyvius judesius, jinai gali padaryti pelno kaip 10 atidarytų ar ne treidų ir signalų. Kitas dalykas, jeigu norit įsigyti botą, tai galite užsukti pas mus į Telegramą arba Instagramą tenai ir boto ne duomenys, o statistika yra irgi publishinama. Tai pavyzdžiui, paskutinį kartą buvau čia parodęs, kad 4200 jau ir visa informacija buvo surašyta. Jeigu norit įsigyti patį botą, parašot žodį botas, susisikėt čia per Oskaras Trade arba per Instagramą ir atsiųsiu jums visą informaciją, jeigu norit prie mūsų prisijungti. Tik čia reikės atnaujinti informaciją, nes, kaip matot, truputėlį pasistumėjom. Tai gerai, man atrodo, visi šitie dalykai susakyti ir dabar pamėginsiu truputėlį perjungti ir papasakoti dar porą dalykų. Čartas čia išjungtas. Tuoj sekundę. Šitą VEX išjungiam ir perinam štai čia. Ką norėjau parodyti, tai norėjau parodyti jum Discordą mūsų ir norėjau parodyti, ką mes dabar paskutiniuoju metu veikiam ar ne vidiniam Discord'e. Tai mes turim Entry Masterclass 1, tai yra live gyvi mokymai, jeigu irgi toks dalykas domina jūs. Tai turim 8 savaičių ciklą, kiekvieną savaitę bus skambučiai, vienas gyvas skambutis ar ne, ir mes tiesiog perėsim visą mano trading strategiją. Tai čia po truputėlį aš praskrolinsiu ir parodysiu jums daugiau info.
kažkada buvo vietų kiekis 10, kaina pirmam ciklui 500, o dabar jau po truputėlį info paskelbimų mes turim likusias 5 vietas į Entry Masterclass 1. Ir kaip ir miniu, čia dirbsim mažoj grupėj, live skambučiai, pereisim visą mano strategiją, kad jūs galėtumėt savo kasdieniniam tradinge irgi tai pritaikyti. Tai jeigu norit ypatingai patys tradinti, suprasti rinką, tai yra pats geriausias būdas, kaip galit prisijungti, ar ne, ir visą tai įgyti. Nesvarbu, ar jūs tradinat su pačiais indikatoriais, ar su struktūra, ar kad ir koks jūsų tradinimo stilius būtų, jūs galit prie savo esamos strategijos pridėti mano strategiją detaliai ir galės tiesiog, ar ne, tradinti. Ir tikėkimės, kad, nu, toks tikslas ir yra būtent šito masterclass, kad jūs paimtumėt visus mano principus, panaudotumėt ir nuo pat pirmos dienos, kai praeisit visą kursą, kad galėtumėt pradėti trading. Tai jeigu toks dalykas domina, irgi parašykit žodį masterclass. Discordas mūsų yra uždaras, tai nebent turit narystę, galit parašyti, tai vėlgi arba galit per Instagramą susisiekti, Oskaras Trading, arba galit per tą patį irgi Telegramą susisiekti, kurio dabar nesu įjungęs, bet kurį galit štai čia ant bet kurio video išsiskleisti. Yra Telegramas, susisiekti privačiai ir yra 2 Instagramai, per kuriuos galit irgi parašyti. O jeigu norit prie Discordo prisijungti, tai oskarastrading.lt, ir čia Discord narystės gidas yra, kas įeina į Discord narystę prieš perkant, pažiūrit, ar tai jūs tenkina, ir tada galite tiesiog savo ramiai prisijungti, jeigu jum ar ne patinka. Tai tiek šiam kartui info. Atrodo, viską perėjom, botą perėjom, man atrodo, kaip ir viskas. Ir gražiaus penktadienį jum tada. Pamėginsim, nežinau, gal rytoj laisvadienį pasidarysiu, gal sekmadienį jau prisėsim prie čartų ir pasižiūrėsim, ką galim, kokius treidus ar ne apturėti. Vis dar esu Bitcoinų šorte, bet labai aukštai laikomės ir kaupiam ar ne orderius. Tai pasižiūrėsim, ką šitoje vietoje gausim, ar Judas Swing, kažkokią manipuliaciją į viršų, ir tik tada pradėsim leistis. O pažiūrėsim, gal jau nuo tos vietos prikaupsim orderius ir pradėsim kristi, ar ne? Ar iš vis galim gal breakoutą gauti, tai sakau, truputėlį poilsio ir tada susitiksim, man atrodo, sekmadienį, o visą kitą, jeigu norite įsigyti botą, prisijungti prie Discordo, prisijungti prie Entry Masterclass, viskas yra jums surašyta, bet reikia imtis veiksmų ir pradėti darbuotis. Tai gražaus jums penktadienio ir susimatysim, man atrodo, sekmadienį.